Labas, Sveiki, aš esu aktorė Gintautė aš esu aktorė Inga. ir mes abi vaidiname spektaklyje Laukinė antis. Vaidmenyje Hedviga, 14-metė dukra. Taip. Ir iš tiesų įdomus dalykas yra tai, kad abi vaidinam tą pačią rolę, bet vaidmuo yra visiškai skirtingi tipažai, skirtingi mąstymai, sprendimai, taip. Sieja turbūt labai bendras dalykas, tai meilė tėčiui, šeimai ir meilė laukiniai ančiai. Ir šiek tiek naivumo. Taip. Bet Bet jo, visa esmė jos yra laukinė antis. Tai yra kažkiek ir simbolinis dalykas, bet tuo pačiu yra labai tikras dalykas. Tai čia, manau, ir yra labai įdomu. manau, kad, nežinau, ar sutiksi su manim, kad ji ir kažkuria prasme susitapatina su antimi. Taip. Ir gaila, kad dar yra per netokia brandi, kad suprastų, jog suaugusiųjų pasaulyje irgi vyksta klaidų ir tas klaidas dėja tenka skaudžiai sumokėti jai, nes nesupranta. Nes jinai yra vienas tokių tyriausių personažų žmonių šioje scenoje, šiame bute. Taip, mes esame Hedvigos namuose. Taip. Čia yra Hedvigos namai. Taip. Ir virtuvė, plačios, plati erdvė. Labai Hedvigai patinka šitas langas. Jo, nes jis vienas tokių gražiausių. Matau, jūs parodėte virtuvę, tai šiuo metu čia senelis kažką ardo ir tvarko. Tvarko, jo. Bet čia kaip visada, ne? Taip, kaip pasakyti, čia yra namai, čia yra vienareikšmiškai namai, tai yra vienas geriausių dalykų būti čia. Ir Hedviga labai daug laiko praleidžia čia, nes nelanko mokyklos. Bet mes nenorim labai daug išduoti. Taip. Bet gal paminėkime esminį skirtumą tarp mūsų Hedvigų, tai kad mano Hedviga yra paauglė ir jau labiau atstovauja vis dėlto paauglius ir problemas, su kuriomis susiduria šių dienų paauglys ir jausmai, kurie ateina su paauglystė ir tas sunkumas susivokti, kas tu esi, kai nežinai, ir ar tu jau suaugęs, ar tu dar vaikas, tai mano Hedviga yra tam viduryje, kai yra labai sunku dar suprasti, kas tu esi. Mano Hedviga šiek tiek panašu, nes jinai irgi yra paauglė, bet aš ją matau šiek tiek labiau patiklę, truputį naivesnė, kas nėra blogai, tai nėra kažkoks, kaip daugelis turbūt pasakytų, infantilumas, tarkime, bet manau, tai yra tiesiog vaiko, paauglio, nes tai yra vis tiek vaikas, bruožas. Tai yra labai aiškus bruožas ir mes esame gyvenę tą amžių ir puikiai žinom, kas tai yra. Ir kiekvienas paauglys vaikas yra labai skirtingas, tai mes tą dviese ir parodom. Ir labai buvo įdomu kurti šią rolę, nes ne taip jau ir senai buvom pačios paauglės. Jo. Ir iš tikrųjų labai daug panašumų radau su Hedviga. Problematika buvo labai tokia, ta meilė tėčiui, aš labai pati myliu savo tėtį, tai labai suprantu tą begalinę meilę tėčiui. Aš gal nesiplėsiu apie savo tėvų santykius ir mano, bet... Bet tu sakei, kad irgi padėjo kurti šitą. Padėjo, nes vien tas šeimos visas sąstatas yra man labai atpažįstamas ir nežinau, kaip privesti prie... Gerai, nežinau, kaip pasakyti, tiesiog pats vaidmuo yra labai sudėtingas, nes tai yra vaikas, jo mąstymas ir viskas yra labai, labai netgi sakyčiau, toks ir pasakiškas ir nesuvokiamas netgi daugeliu žmonių, nei tik tai suvokia save ir kas vyksta aplinkui. Tai tas yra labai įdomu ir iš tikrųjų sudėtinga parodyti tarsi. Taip, tai sutinku su tavim. Tai va, o dabar šiaip mes turime dar vieną siurprizą jums. Tai labai įdomu
Oi, ten yra labai daug nuostabių dalykų. Tai yra Hedvigos pati mėgstamiausia vieta šiuose namuose. Tai einam, parodysim. Nebijokit. Čia dar taip pas mus durys atsidaro. Keliaujame tokiu kalnu, tarsi per didelį balkoną į viršų. Atsargiai. Čia nepargriaukėt atsargiai. Čia yra labiau namai negu ten. Taip, nes čia Hedviga gali ateiti, kai mano atveju, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad Hedvigos niekas negali šiame pasaulyje suprasti, nes jinai yra visiška paauglė ir jai atrodo, kad jie visi nusišneka dažniausiai ir negali net įsivaizduoti, kas yra jos galvoje. Taip. Ir tada jie ateina čia. Čia realiai jos galva. Nu taip, jo. Ir čia, žinokit, yra labai daug nuostabių dalykų. Čia labai būna daug senų knygų. Čia galima jo įsivaizduoti, kad čia viskas prigrūsta knygomis. Taip. O čia turbūt skrajojantis Olandas. Tik jis jau nebeskrajoja. O čia mes turime laikrodį, kuris dėja nebeveikia, ar ne? Sustojęs laikas. Sudarė Man tas jausmas, mes daug ką pasakome, mes norime. Gerai, mes daugiau ir nebeišduosim. Ja, nes labai daug paslapčių. Taip. Tai dėl to ir kviečiame ateiti šį spektaklį, nes manau, kad šis spektaklis yra gan geras, jo? Ne, iš tikrųjų, jis yra geras spektaklis, aš manau, kad yra labai daug temų ir aktualių šiandienai ir nežinau. Tiesiog ateikit pas mus, jūsų lauksim ir tikimės, kad pamilsit Hedvigą taip, kaip mylim mes. Ir kažką pasiimsit su savimi. Taip. Iki. Ate!